Sveiki. Tęsiu nedidelį ciklą apie pigmentus. Šį kartą noriu parodyti ir papasakoti apie kitą, ypač svarbų, be kurio sunku įsivaizduoti tapytojo paletę. Pigmentą ultramarino mėlyną. Tai nepaprasta mėlyna, o vienas garsiausių, gražiausių ir istoriškai svarbiausių mėlynų pigmentų. Jei jums įdomu, naudinga tai, ką aš rodau kukliuose video, prašau prenumeruoti mano kanalą, komentuoti, gal net pažymėti, jog patinka. Tai labai padės kanalo augimui ir algoritmams parodyti platesniai auditorijai. Taip pat visada laukiu jūsų klausimų, pasiūlymų. Prieš pereidamas prie praktinės dalies, trumpai papasakosiu mėlynojo pigmento istoriją. Tikiuosi ir jums ji nebus nuobodi. Žodis ultramarinas kilęs iš lotyniško ultramarinus, iš už jūros. Europoje tai reiškia pigmentą, kuris atkeliauja iš toli, iš kito pasaulio krašto, jūros ir sausumos prekybos keliais. Natūralus ultramarinas buvo gaminamas iš lapis lazuli, mėlyno pusbrangio akmens. Svarbiausias mėlynos spalvos mineralas lapis lazuli uolienoje yra lazuritas. Būtent jis suteikia tą gilų, sodrų, mėlyną toną. Lapis lazuli buvo kasamas įvairiose vietose, bet istoriškai ypač svarbus buvo Badachšano telkiniai, dabartinio Afganistano regione. Iš ten akmuo keliavo prekybos keliais į Persiją, artimuosius rytus, viduržemio jūros pasaulį ir Europą. Bet vien turėti lapis lazuli akmenį dar nereiškia turėti gerą ultramarino pigmentą. Jeigu paprasčiausiai sumaltume lapis lazuli, gautume ne tą švarų, gilų mėlyną, kurį siejame su ultramarinu. Lapis lazuli nėra vien tik mėlynas mineralas. Jame yra ir kitų mineralų, šviesesnių dalelių, dažnai piritų, kalcitų ir kitų priemaišų. Todėl sumaltas duos pilkšvą, nešvarę ir blyškę mėlyną. Ultramarino pigmento paruošimas buvo sudėtingas. Viduramžių ir renesansų laikotarpiu buvo naudojamas procesas, kai sumaltas lapis lazuli maišomas su vašku, dervomis, aliejais, formuojamas į masę, o tada plaunamas šarminiu tirpalu. Mėlynos lazurito dalelės atsiskirdavo ir nusėsdavo. Pirmieji išplovimai duodavo geriausią, sodriausią ultramariną. Vėlesni, silpnesnė, pilkesnė medžiaga, kartais vadinta ultramarino pelenais. Tai buvo lėtas ir brangus procesas, todėl ir pats pigmentas kainavo ypač brangiai. Jo kaina kai kuriais laikotarpiais galėjo prilygti auksui ar net jį viršyti. Ir dėl to ultramarinas turėjo ne tik techninę, bet ir simbolinę reikšmę. Renesanso ir viduramžių tapyboje jis dažnai buvo naudojamas svarbiausioms figūroms, ypač mergelės Marijos apsiaustui. Čia spalva jau ne tik vizualinis pasirinkimas, bet ir pagarbos, šventumo, padėties ir užsakovo dosnumo ženklas. Jeigu paveiksle buvo naudojamas tikras ultramarinas, tai nebuvo atsitiktinė mėlyna. Tai buvo žinutė sakanti, čia ypač svarbu, čia skirta brangi medžiaga. Čia spalva pati tampa vertės ženklu. Šiandien mes įprastai renkame spalvą pagal toną, chromą, skaidrumą ir kitas savybes. O anuomet kai kuriais atvejais pigmentas buvo ir ekonominis, ir simbolinis sprendimas. Dailininkas galėjo būti net sutartimi įpareigotas naudoti ultramariną tam tikrose paveikslo vietose, nes užsakovas norėjo būti tikras, kad už savo pinigus gauna ne pigesnę mėlyną, o tikrą, brangią medžiagą. Kai perkame ultramarino mėlyną, gauname nenatūralų lapis lazuli pigmentą, o šiuolaikinį sintetinį. Ir tai nėra blogai. Priešingai,
Tai vienas iš tų atvejų, kai chemija dailininkams padarė labai didelę paslaugą. Nes istorinis, natūralus ultramarinas ilgą laiką buvo vienas brangiausių pigmentų pasaulyje. Natūralus ultramarinas iš lapis lazuli vis dar egzistuoja kaip pigmentas, bet jis labai brangus, retesnis ir labiau specializuotas. Sintetinis ultramarinas XIX amžiuje pakeitė situaciją iš esmės. XIX amžiaus pradžioje mokslininkai ir pramonė bandė sukurti dirbtinį pigmentą, kuris būtų panašus į natūralų ultramariną, bet daug pigesnis. 1824 metais Prancūzijoje buvo paskelbtas konkursas sukurti pigesnį sintetinį ultramarino analogą. Jean-Baptiste Guimet 1826 metais sukūrė sėkmingą sintetinio ultramarino gamybos būdą. Christian Gmelin 1828 metais taip pat paskelbė savo metodą. Po šių atradimų ultramarinas pamažu tapo ne tik prabanga, bet ir daug plačiau prieinama dailininkų spalva. Tai labai svarbus lūžis. Dailininkai įgijo patikimą, gražią, gana skaidrę, intensyvę mėlyną, dėl kurios nebereikėjo parduoti kelias ožkas, batus ir pusę dirbtuvės rakandų vien tam, kad nutapytum apsiaustą ar dangų. Chemiškai ultramarinas yra sudėtingas natrio aliuminio silikatas su siera. Tai neorganinis pigmentas ir nepaprastas metalo oksidas, kaip pavyzdžiui kai kurie žemės pigmentai. Tai sudėtingos kristalinės struktūros neorganinis pigmentas. Mėlyna spalva čia susijusi su sieros radikalais kristalų gardelėje. Šiais laikais ultramarino pigmento gamybos procesas taip pat yra gana sudėtingas, bet apsakysiu supaprastintai. Maišomas kaulinas, kitaip baltasis molis, su bevandeniu natrio karbonatu, siera ir anglimi. Mišinys kaitinamas redukcinėje, beveik be deguonies aplinkoje, maždaug nuo 750 iki 800 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Procese suformuojamas žalias ultramarinas, kuris vėliau oksiduojamas ore. Kaitinant ir oksiduojant, siera suformuoja radikalus, suteikiančius mėlyną spalvą. Gautas produktas plaunamas, malamas, sijojamas ir džiovinamas. Ultramarinas paprastai laikomas gana patvariu ir šviesai atspariu pigmentu normaliomis sąlygomis, bet jis gali būti jautrus rūgštiniai aplinkai. Tai nėra kasdienė didelė problema normalioje aliejinėje tapyboje, bet tai svarbu konservavimo ir medžiagų požiūriu. Mano naudojama ultramarino mėlyna yra Michael Harding Ultramarine Blue, pigmento kodas PB29. Tai sintetinė ultramarino mėlyna, skaidri arba pusiau skaidri, priklausomai nuo sluoksnio storio, ir turi tą klasikinį ultramarino charakterį – gilią, šiltą, violetinės krypties mėlyną. Ultramarinas gali būti labai sodrus masėje, bet ploname sluoksnyje jis tampa daug šviesesnis ir skaidresnis. Jis nėra toks negailestingas mišiniuose, kaip kai kurios labai stiprios sintetinės mėlynos. Žinoma, jis vis tiek yra mėlynas pigmentas ir gali greitai pakeisti mišinį, jei jo pridėsime per daug. Bet palyginus su ftalio mėlyna ar Prūsijos mėlyna, ultramarinas man atrodo labiau sukalbamas. Yra skirtingų PB29 atmainų. Vienos gali būti kiek šaltesnės ar žalsvesnės, kitos šiltesnės, labiau linkusios į violetinį ar rausvą pustonį. Aišku, šilta mėlyna iš pradžių gali skambėti keistokai, nes mėlyna įprastai laikoma šalta spalva. Bet tapyboje mes kalbame apie santykius. Viena mėlyna gali būti šaltesnė, kita šiltesnė. Ultramarinas dažniausiai yra šiltesnė mėlyna, nes linksta į violetinę. Kaip ir daugelis skaidrių, pusiau skaidrių pigmentų, ultramarinas labai tinka glazūroms. Plonas jos sluoksnis ant šiltesnio pagrindo
gali sukurti labai gražius, vibruojančius tonus. Ir čia vėl tas pats principas, apie kurį kalbėjau Indijos geltonos epizode. Šviesa ir spalva tapyboje dažnai atsiranda ne tik iš vienos spalvos, bet ir iš sluoksnių santykio. Kalbant praktiškai, ultramarinas aliejiniuose dažuose dažnai nėra pats greičiausiai džiūstantis pigmentas. Džiovimas priklauso nuo dažų sudėties, plastifikatorių, aliejaus, sluoksnio storio, mediumo, pagrindo ir sąlygų. Bet bendrai ultramarinas nėra toks džiovinantis, kaip kai kurie žemės pigmentai. Tai nėra didelė problema, bet verta turėti omenyje, ypač jei dirbame sluoksniais. Maišant su geltonais pigmentais, ultramarinas duoda žalsvus prigesintus tonus, nes mano turimas pigmentas yra linkęs į violetinį rausvą pustonį. O kaip žinia, violetinė yra priešinga geltonai, todėl jie šiek tiek neutralizuoja. Mišinis išbalino titano baltą, kad aiškiau matytųsi spalvos charakteris. Su Indijos geltona gauname labai gražią, skaidrią alyvuoginę spalvą. Tai ypač naudinga medžių lapėje peizažinėje tapyboje, kai saulė yra žemai, ryte arba vakarop. Lapai, stiebai, augalų šešėliai, sudžiūvę žolynai, samaniniai tonai, ten labai daug prigesintų sudėtingų žalių. Su skaidriu geltonu oksidu ultramarinas duoda kiek labiau rusvą, pergamentinį, žemesnės chromos skaidrų toną. Geltonas oksidas yra šiek tiek mažiau intensyvus nei Indijos geltona. Šių pigmentų mišinį dažnai naudoju šiltesniems šešėliams, senai medienai, sausiems augalams, stiklui, metalo apnašoms. Labai gražus mėlynas tonas gaunamas, su trupučiu Neapolio geltonos. Greičiausiai kažkam tai visiškai jokia staigmena, tačiau šią kombinaciją savo visiškai netikėtai atradau tada, kai kažkada tapiau šilauogės. Ši spalva naudinga ir peizaže, kai vietomis reikia atvaizduoti švelnesnį dangaus melsvumą. O stiklo ar metalo atspindžiuose tikrai galima pamatyti kažką panašaus.
Geltona kadmio ultramarinas taip pat kreipia link samanų, alyvuogių spalvų. Tačiau šiuo atveju tai jau dengianti šaltesnė spalva, skirtingai nei su Indijos geltona. Toks tonas man labai tinka tolimesniems natiurmorto planams, kur reikalinga žemesnė chroma, šaltesni ir tamsesni tonai. O štai su citrininiu geltonu kadmiu jau gauname ryškiai žaliai salotinę spalvą. Čia reikia būti atsargiems, nes citrininis kadmis yra labai intensyvus pigmentas ir neretai tenka mišinį šiek tiek prigesinti kokiu nors žemės arba raudono pigmentu. Su raudonais pigmentais ultramarinas duoda violetinius, purpurinius, slyvinius ir tamsius neutralius tonus. Su brilliantinė oranžinė gauname labai gražią, šiltą rusvą spalvą. Tiesa, priklausomai nuo ultramarino kiekio, ta rusva gali būti šiltesnė, labiau gelsva arba šaltesnė, pilkšvesnė. Raudonas kadmis su trupučiu ultramarino tampa žemesnės chromos rusvai violetinis. Tai vienas iš dažnai naudojamų mišinių medžių kamienams, sudžiūvusiai augalijai, šaltesniems šešėliams ir panašiems tonams. Su skaidriomis raudonomis alizarino tipo pigmentais, moderniais alizarino pakaitalais, kvinakridonais galima gauti labai gilių, tamsių, violetinių ir purpurinių tonų. Jei mišinį dar prigesiname žemės pigmentų arba šiek tiek komplementarios spalvos, galime gauti labai sudėtingus, gilius, neutralius, tamsius tonus. Tai vienas iš chromatinės juodos variantų. Apie ją mano kanale jau esu kalbėjęs atskiruose video.
Maišant ultramariną su geltona ochra, gauname prigesintus, žalsvai pilkus, žemiškus, neutralius tonus. Tiesą sakant, teko girdėti skirtingų nuomonių dėl šios pigmentų kombinacijos. Vieni teigia, kad geltona ochra nelabai sutarė su ultramarinu, kad mišinys su laiku tamsėja ir tampa purvinesnis. Kiti sako, kad jokių problemų čia nėra. Aš būčiau labiau prie pastarųjų. Per daugelį metų nepastebėjau jokių artefaktų, o pats mišinys jau ir taip gana purvinas, tad kur jau labiau. Sudeginta siena, kaip ir su kitais tamsesniais, į rausvumą linkusiais žemės pigmentais, gauname neutralius, šiltus pilkus, prigesintus violetinius ir sudėtingus rudus tonus. Nuo pigmentų santykių priklauso ir atspalvis. Jis gali būti rausvesnis arba labiau prigesintas, neutralesnis, šaltesnis. Ultramarinas ir deginta umbra – tai klasikinė pora labai daugeliui tapytojų. Šie du pigmentai gali duoti platų neutralų diapazoną, nuo šiltų rudų iki šaltų pilkų ir beveik juodų. Tai taip pat chromatinės juodos variantas. Daugiau umbros, tamsus tonas šiltesnis, daugiau ultramarino, vėsesnis. Kai santykis apytiksliai vienodas, galime gauti beveik neutralų pilką arba labai sodrią chromatinę juodą. Šitas mišinys labai naudingas fonams, šešėliams, grizailiui, imprimatūrai, piešinio tikslinimui. Dar vienas chromatinės juodos variantas, kurį pats labai dažnai naudoju ir kaip juodą, ir kaip pilką, pridėdamas titano baltos, yra Van Dyck rudos ir ultramarino mišinys. Vien šių pigmentų mišinys duoda labai sodrią chromatinę juodą. Ne viename savo darbe išsiverčiu visiškai be juodų pigmentų ir naudoju būtent šį mišinį.
Kartais, kai reikia kiek šiltesnės chromatinės juodos, į mišinį pridedu šiek tiek natūralios umbrus. Kągi, šiam kartui tiek. Jei turite klausimų dėl šio ar kitų pigmentų, klauskite, rašykite komentaruose. Man tikrai įdomi ir svarbi jūsų nuomonė. Dėkoju, kad žiūrėjote ir ačiū už jūsų laiką. Iki kito karto.